Na, tai sveikučiai, mano brangus. Šis video bus mano prisistatymas ir su mano prisistatymu sužaisim šitą nuostabų žaidimą Ice the Horror Game. Kadangi, kaip faktas, aš mėgėja su siaubo žaidimu. Esu žaidus Slenderman, esu žaidus Granny, bandžius. Man labai patiko žaidimas šitas. Šį kartą bus Ice the Horror Game. Ir mes tiesiog pasižaisim, pasibandysim, pasižiūrėsim, šiek tiek galbūt pakalbėsim, visą tai kągi. Šiaip aš nesakysiu, kas aš tokia esu. Manau, kad nereikėtų žinot, nenorėčiau, kad mane kažkas žinotų. Tai būsiu tokia paslaptinga žaidėja. Taigi, pradėsim dabar žaidimą su... Kad labai taip nesiblaškyt, kad man nereikėtų labai galvot, ką čia man sakyti, tai pasirinksim newbie. Ir ką galėsim pradėti. Tai va, tai žodžiu, aš esu iš tokio kaimelio, tokio mažo kaimo, apskritai šie Lietuvai yra, manau, mažas kaimas. Didelis kaimas, atsiprašau, ir žodžiu. Tai taip, tai būtų miestas iš M raidės, tikrai nesakysiu iš kurio miesto, na, kam to reikia, o kam to reikia. Tai taip, tai mes turim maišelį, renkam čia pinigėlius. Kitas faktas, pasakiau, kad aš iš kaimo, tai kitas faktas, mano mėgstamiausi youtuberiai būtų Edvis ir Karolas. Tai yra būtų LTU Republic, atsiprašau. Jo. Taigi, ką mes dar čia turim? Mes čia, žodžiu, kadangi mes pasirinkom kaip ir naujoko versiją tokią, tai mums kaip ir negresia jokios pabaisos, jokie monstriukai, jokios akys kraupios ir taip toliau. Tai va. Žodžiu, aš šitą žaidimą jau esu žaidus. Tai čia dar vienas faktas apie mane. Esu ganėtinai gero humoro jausmo, turinti gerą humoro jausmą, esu dirbanti. Nesakysiu kur, tai irgi vėlgi paslaptis. Koks mano vardas nesakysiu. Kiek man metų, nu, aš esu saugus jau, ką žinau, saugus jau. Aš manyčiau, gal pribrendus, gal nesu tokia jau ten baisiai saugus. Širdyje galbūt dar esu paauglė, kaip galėčiau pasakyti. Kupina emocijų, tokio entuziazmo, motyvacijos, pilna vis bandau savo tikslų siekti. Čia dar vienas faktas apie mane. Tai ką, šito lygio esmė būtų mums patekti į tą užrakintą kambarį. Taip. Čia yra YouTube'as, aš galiu sakyti, ką noriu, man svarbiausia, kad aš nesikeikiu viešoje erdvėje. Nesuprantu, kodėl dreba. Aš nesuprantu, kodėl dreba visi baldai. Jos negali čia būti, nu davai pažiūrim tada. Ar į čia? Aš galvoju, kad jos čia apskritai nebus. Naujoko versijoje. Aš galvoju, kad jos apskritai nebus. Kaip čia taip gali būti dabar? Nesąmonė. Tai reiškia, kad jinai labai lėtai tiesiog į slankioja. Tai mūsų jinai nepavys, aš manyčiau. Aš esu iš tikrųjų realiam pasaulyje ir čia esu gan greita. Tokio gan greito ėjimo, tai prasme greitai bėgioju, tai mane nelabai kas ir gali pavyti. Tai dar vienas buvo faktas apie mane. Kad aš sudirbantu, man patinka mano darbas, pavyzdžiui. Aš suprantu, kad aš taip, nežinau, taip mėtausi. Čia dabar pasirodo, aš surinkau viską.
aš pasirodo viską surinko. Tai ties kuo aš baigiau. Blemba, neatsimenu. Na, stengsiuosi išlaikyti savo paslaptingumą. Pabandome patekti iš to. Patekom. Nu tai ką. Nu tai labai gerai. Labai super. Tai ką. Bandysim vėliau. Tada galėsim... nereikia man tų reklamų. Galbūt pabandysim kitokią versiją. Aš esu nusipirkus šitų žaidimėlių. Dabar bandym šitą. Galėsim pabandyti su šituo, pavyzdžiui, irgi tą newbie versiją. Šitų dar nesu labai jau taip žaidus, gal ir esu žaidus, bet labai stipriai tai ne. Žodžiu, aš suprantu, kad aš šneku beleką, bet bent jau aš nesikeikiu. Dabar mes randam šią kažkokią mokyklą ir mes turėsim bėgti kažkokią tai šuns ir mes turėsim jį šerti mėsomis visokiom ten turbūt. Ir neatsimenu, kokį tikslą aš turėčiau čia pasiekti. Atidarom spinteles, paimam pinigus. Aš jau labai irgi mėgėja su pinigus. Dar vienas faktas apie mane. Apple. 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 Mano telefonas irgi yra Apple. Tai buvo dar vienas faktas apie mane. Gerai. Paimsim šitą dalykėlį. Aš tikiuosi, kad mano pažįstami žmonės nesužinos, kad aš esu dabar viešoje erdvėje ir aš kuriu video ir aš žaidžiu. Tai va, aš nepaminėjau faktą. Aš paminėjau faktą, kad esu siekianti tikslų, entuziastinga ir man tos motyvacijos tikrai netrūksta gyvenime. Paimam mėsytę skanę šitą. Einam kur nors, nežinau kur, bet mes einam. Mes keliaujam, mes esam drąsūs. Gal ir aš realybėje nebūčiau tokia drąsi, kaip va dabar. Bet tai, bus gerai. Paspaudžiam šitą. Žodžiu, pasižiūrim dar soundą, reikėtų biškai pagerinti. Tai žodžiu, savo tapatybės aš neatskleisiu, kas aš tokia esu. Nereikia žinoti. Aš nenorėčiau, kad kažkas žinotų, kas aš tokia, kad aš kuriu video. Aš ir anksčiau sukūrus video. Mane kaip ir įkvėpė kurti Edvis, nes to nežino, aišku. Ir taipogi LTV Republic. Norėjau, LTV Republic ir mane įkvėpė. Tai va, mano mėgstamiausi youtuberiai. Fainiausi, ne ten kokį nors tiktokeriai. Ne kažką, aš esu tų laikų žmogus, kuriam patikdavo tokio tipo video žiūrėti. Aš kai buvau vaikas irgi žiūrėdavau daug video game. Ir nepaminėjau fakto, kad aš mėgstu siaubo žaidimus. Nu, pasižiūrim, kur čia tas mūsų šuniukas mielas. Kaip aš galėčiau jį pavadinti? Šitam žaidime jis yra kaip ir The Good Boy pavadintas. Aš jį galbūt pavadinsiu, nežinau, kokiu galbūt Brisiumi. Lietuviškai versija. Kokį nors galbūt Brisiumi pavadinti reikėtų. Aš nežinau, ką čia man reikėtų daryti, kokį čia man tikslą reikia siekti. Man reikia palikti šią vietą. Supratau tai. Supratau tik vieną dalyką. Aš neįsivaizduoju, kur tas mano Brisis. Resume turbūt, ar ne? Nors dar nesu labai dar gerai anglų kalbos mokanti.
Tai vėlgi buvo faktas apie mane. Žodžiu, aš noriu būti originali, aš noriu biškelį kitaip kurti video, nenoriu rodyti savo veido. Taip. Aš net nežinau, kaip man tą mėsą pamesti jam, kad jis valgytų. Ir aš nežinau, kur tas šuniukas, mano gražus, nuostabus. Kur aš dabar turėčiau eiti, nesuprantu. Kur aš turėčiau keliauti. Aš, pavyzdžiui, galbūt norėčiau daugiau pinigų pasimti. Man galbūt reikėtų daugiau, žinai, gal kokio nors remonto, galbūt reikėtų visai, norėčiau iš tikrųjų. Ką žinau. Norėtųsi daugiau pinigų paimti. Realybėje atsiminiau, ties ko aš baigiau. Šiaip realybė, jeigu aš čia atsidurčiau, aš bijočiau čia būt. Man atrodo, būtų ban azartas, galbūt visai fun. Aš palikau pagaliau. Man čia būtų kaip azartas realybėje, toks kaip žaidimas, toks bijai atrodo visko. Tai būtų įdomu, bet nežinau, ar mano psichika galėtų tai atlaikyti. Tai ką, tai ties to baigiam šitą video. Pabaigėm sėkmingai dvi rūšių žaidimukų. 2 skirtingas vietas išbandėme. Na ir iki sekančio karto.